Esame Kastyčio Andriulių lauke ir stebime šiuo metu vykdomą rapsų sėją. Ir Kastytis, prašau, papasakokit truputėlį apie tai, kokias trąšas naudojate, kodėl ir kokie planai toliau. Labą dieną. Sėja vyksta, vyksta trečią parą. Didžioji dalis apsėta. Sėjam tiesioginį sėjimą su Horšu sėjamąja. Trąšas dedam lokaliai, tiesiai prie sėklos. Jara trąšos 18, 11, 13. Minėjau, trąša yra subalansuota, taip, kad jinai padarytų savo darbą teisingai. Ir atrodantis mažas fosforo ir kalio kiekis šitoj trąšoj, konkrečiai 18-11-13, turi didesnį veiksmingumą už kitas pas mus, sakykime, esančias sąraše trąšas. Kodėl? Todėl, kad didelio NPK trąšos turi dviejų rūšių fosforą. Tai yra dikalcio fosfatas ir ortofosforas. Ortofosforas yra prieinamas iš karto ir trumpiau veikiantis, o dikalcio fosfatas iš karto neprieinamas, bet per laiką dėl pH atsipalaiduoja. Jeigu nėra pH rūgštinio, tai augalų šaknis augančios, jos išskiria aplinkui save aplinkoje rūgščią terpę, kur atlieka tą pačią funkciją ir dikalcio fosfatas atpalaiduojamas ir tampa prieinamas. Tai išvada labai paprasta. Atrodo mažiau veiklios, tačiau efektyvumas didesnis vien dėl to, kad mes daugiau paskleidžiame granulių arčiau augalo, kadangi atstumas yra kiek milimetrų? 2-4 mm plius minus, kažkas tokio. Netoliau turėtų. Netoliau augalo. Ir manau, kad kitas šitos trąšos pliusas dar yra, tai galbūt Raimundą pakalbinsim šiek tiek. Raimundai, kadangi, kaip matom, aišku, gal vieta tokia, tačiau visoje Lietuvoje ta šiaudų masė yra šiemet pakankamai didelė. Tai kaip tu galvoji, kiek efektyvu yra tas didelis azoto kiekis esantis šiuose trąšose ir ar padės ir kaip padės tą šiaudų mineralizaciją sutvarkyti? Taip, tas azotas esantis Jara Milo Star trąšoje, tai 18, kurio dalis yra amoniekinė ir nitratinė. Tai kaip Mindaugas minėjo, matom, šiaudų iš tikrųjų turim begalę didelę masę, čia didžioji dalis Lietuvoje, tai iš tikrųjų, kai pavyzdys iš agronomijos kalbėdavom, kad jeigu kuli 7 tonas kviečių, tai apie 6 tonas turim šiaudų liekanų. Tai tom šiaudams suskaldyti reikia vėlgi azotą. Tai ką ir darydavo seniau ūkininkai, vėlgi pildavo salietrą prieš sėją po 100-150 kg ar tai karbamidą. Tai mes turim kartu trąšą, vėlgi su tuo azotu, kaip ir minėjau, tuo pačiu dalis azoto eis rapsų auginimui, to turėsim stipresnį augalą, geresnį įsivystymą ir geresnį žiemojimą. Eilę metų darome pas jūs ūkininkus bandymus įvairius ir aišku, yra su vienanariam trąšom lyginama su NPK trąšom, su mažai azoto ir su daug azoto. Tai keli ūkiai yra bandę, atiduoda NPK su mažai azoto ir kai augalai sudygsta, atiduoda paprastą azotą. Tiesiog salietrą ar kažkokį kitokį produktą, tik azotą. Ir kas yra, kad augalas nepasiekia to išsivystymo lygio, jis nenustojo laiku vystytis, augti ir paprastai būna, kad net augimo reguliatorius nepadeda jam sustoti vystytis. Tai ką turim paskui pavasarį daug nušalusių kugelių. Peraugiant ir to pasiekoje turim didelį nuostolį. Tai dar kas toj trąšoje yra, Raimundai, tęsk. Ten tokia priedyta visa, kad Turim daug iš tikrųjų, Mindaugai. Turim ir sierą, kuri vėlgi yra svarbi tiek azoto įsisavinimui. Turim ir mikroelementus, tokie kaip magnį, borą, kas begalė yra svarbu rapsų augimui. Kaip žinom, vienas iš svarbiausių dar elementų yra taipogi ir kalį. Tai visų šitų elementų sinergija duoda tikrai mums galimybę užauginti stiprų, sveiką rapsą ir, aišku, turėti gerą žiemojimą, toliau stiprų augalą pavasarį. Tai Kastyti dabar, sėja gera, būdas geras, man asmeniškai labai priimtinas ir patinka. Tai Edgarai, parekomenduok, kai sudyks rapsas, ką Kastytis turėtų papurkšti per lapus vitaminų kažkokių. Taip, vitaminų turim sodžiai. Vitaminai, aišku, kaip ir žmogo vitaminai, mikroelementai augalui taip pat yra būtini. Ir dėl tam tikrų susidariusių nepalankių sąlygų iš dirvų jas yra sunkiau paimti. Kada duodame ant lapo, mes pilnai patenkinam jo
būtent augalų poreikiai. Tai dabar rapsam turim Brazitrel Pro, kuris yra būtent subalansuotas rapsam. Yra svarbiausi mikroelementai einantis į šitą produktą. Ir ne vieną kartą, aišku, bet pirmą kartą rudenį jau reikia atiduoti jį. Toliau, kada jau artėja ruduo, sakykime, ir šaknymus pagerinti, turim dar labai gerą skysto fosforo per lapus produktą. Tai būtent tam produkte nėra azoto, o yra fosforas, cinkas. Ir šitie elementai būtent yra sukoncentruoti, gerinti šaknymąsi. Tai augalas labai stipriai pasikeičia. Panaudojus ypatingai nesumažintą normą, 3-4 litrus mes patys esame ir bandymuose, ir daugybę laukų matę labai didelį skirtumą jau po savaitės laiko. Visai kitaip rapsai atrodo. Panaudojus kombifosą, zeatrelį, puikus efektas. Raimundai, Edgaras paminėjo, kad nėra azoto. Kas būtų, jeigu įdėtų azoto? Nes kai kuriuose rinkoje esančiuose produktuose yra azoto įdėta į fosforinius, turiuomenį produktus. Bet jeigu mes įdedam azoto, kas pasidaro? Ką mes prarandam, ko netenkam ir ką atrandam? Tai tas klausimas, Mindaugai, mes ir mūsų gamykloje esamgi užklausę, iš tikrųjų gilinamas ir ūkininkai klausia, kodėl nėra azoto. Azoto ne veltui nėra, nes jeigu mes įdedam azotą prie fosforo, natūraliai kas atsitinka taip, kad viso fosforo veiksmas kyla į lapus, auginam lapų masę, bet ne šaknų. Mūsų tikslas yra, kad augalas šaknytųsi, kaip ir Edgaras minėjo, ir tada jis, kaip pasakyti, daugiau pasiema ir maisto medžiagų, ir tuo pačiu apsirūpina fosforu. Tiesiog mes norime požeminę dalį skatinti, įdėję azoto mes sukeliam aktyvumą antžeminėje didžiąją dalimi. Ir šiek tiek mažesnis yra šaknymas. Skirtumas irgi yra pastebėtas. Tai rudenį tik šaknies ir te reikia, rudenį lapų tiek ir nereikia. Labai teisingai. Kuo galingesnis šaknis, tuo lengviau su tom šaknim paims maistą, tuo geriau pasiruoš žiemojimui ir tuo stipresnis augalas pabus pavasarį. Jo, na ir ką, dabar pasėtas rapsas, aišku, bus purškiamos žolės. Ir labai aktualus klausimas ne šiai dienai, bet ir apskritai metų eilę buvusių prieš tai maišymai. Tai ką galima pasakyti, purkšim pabiros, kadangi rapsas yra po sėjos, jeigu jau turės rapsas 2-3 tikruosius lapelius, su graminicidu galima tikrai naudoti brazitrelį, jisai maišosi drąsiai. Kitas augimo reguliatorių naudosim, faktas, kad reikės, nes sėja ankstyvas sąlyginai yra. Drėgmės yra užtektinai bent šitoje zonoje, kurioje mes esam šiandien. Tai su augimo reguliatoriais brazitrelis maišosi, kombifosas maišosi. Ta prasme, maišymo apribojimų kaip ir nėra. Galima maišyti su viskuo, tad to nereikia bijoti ir pasinaudoti progą, kadangi vienas važiavimas per lauką purkštuvu kainuoja didelius pinigus, ar ne, Kastyti? Kiek maždaug vertini pinigų, išleidimo technikos į lauką? Nu, dabar 10, 13, 15 eurų. Neskaičiavau dabar, kiek tų pinigų, bet kainuoja, aišku. Tai vat reikia stengtis kuo daugiau aplipdyti. Kažką nori pasakyti labai. Jo, dar iš tikrųjų, jeigu kažkiek tai abejoja dėl maišymų, tai turim programėlę Tankmix, kur tikrai galit pasitikrinti tiek su graminicidais, tiek su kitais augalų apsaugos produktais Jaros Vitos maišymus. Na, šiam kartui tiek. Sekantį video leisime iš kviečių sėjos lauko. Ten vėlgi apžvelgsime galbūt kažką daugiau, nes kita kultūra, normalu. Gerų darbų ir iki pasimatymų.